prasidėjo tokiu oru. Apsiniaukia. Nelyja, bet debesis sunkus. Kaip matau, postankiemas. Paštas. Dirba. Per anksti atsikėliau. Vakar, aišku, per anksti nueit miegot. Nieko, einam pusryčiauti ir eisim į autobusą pasivaikščioti. Iki autobuso dar reikės nueiti, ten dar ratais kvadratais apeiti. Norvegijoje labai madinga, kad viešbutis yra šeimos relikvija, šeimos palikimas, šeima kažkokia jį įkūrė ir juo rūpinasi. Ir dėl to labai dažnai viešbučiuose galite pamatyti tos visos šeimos giminės nuotraukas. Kaip jisai atsirado, kokia šeima įkūrė, kaip viskas vyko, kaip jie gyveno. Čia 1920 metų, gaila nerašo. Žodžiu, taip, kad galite visą laiką atvykę į kažkokį Norvegijos viešbutį, kuris priklauso šeimai, ne tiek ten, kur jau grinai pastatyti pastatėm tikslam, kad tik tai žmonės apgyvendinti, bet tie, kur turi ką parodyti, tai dažniausiai muziejai būna vos ne kaip, viešbučiai būna vos ne kaip muziejai, kur galima sužinoti labai daug istorijos. Istorijos daug galima sužinoti. Pamatyti visko, prašau, slydę. Iš pradžių galvau, kad čia kardas, o čia pasirodo slydę. Geras, kokia senoji. Pasižiūrėkit, kaip prisitvirtindavo per koją su kokiais raišteliais. Geras. Wow. Taip, nugriūsiu. Baigsis mano visas ekskursijos po viešbutį. Koks jaukus sitting roomas įrengtas irgi čia viešbutis. Dar tas pats viešbutis. Židinukai, nuotraukos, portretai, dekoracijos, knygos vis tokios senovinės. Kas klausėt? Pasižiūrim. Net nežinau, čia turbūt norvegiškos, o nebus, tai aišku. Sydney, Sheldon, Jakob Wasserman. Nu, prašau. Gerai, einam, pasižiūrėsim, kas mūsų laukia maistelyje. Kai visą laiką švediškas stalas, gali imti, ką nori, ką randi. Nežinau, kad čia jaučiu žuvies kotletas. Kur? Krevetės. Mano kolega jau dirba, jau kraunasi lagaminus. Tai aš dar tik pusryčiauju. Skanaus man. Kai dirbi, tas laikas taip greitai eina. Aš dabar tik tai pagalvojau, kad jau viskas, paskutinis vasaros mėnuo. Ir aš jį dar visą pradirbsiu. Pipėts vasaros nėra. O dar kaip šiandien atšalo, tai iš viso toks vaizdas, kad jau ruduo prasidėjo. Jau rugsėjo 1. Jo, tai ką jūs, zuikiai, mano mėly? Ką jūs? Ką gero? Pasipasakokit, kaip gyvenat, ką veikit. Aš vakar
Pasirodo, kad nemačiau jokių komentarų jūsų, nes mano YouTube buvo kažką ten padarius man. Man nerodė jūsų komentarų. Ir už tai pasakiau, kad tipo, rašykit man, rašykit, nes aš nieko negaunu. O paskui atsiverčiu YouTube ir brrr, visi komentarai parėjo vienu metu. Ačiū, kad rašot. Jūs mano nuostabūs žmonės. Jūs mano meilės. Einu į autobusą. Pavalgiau pusryčių, einu į autobusą, atsivarysiu autobusą prie viešbučio, tada susikrausiu lagaminus ir jau šiandien pajudėsim į Geirangerį. Bet jeigu oras bus toks kaip dabar, tai matomumas bus šikna. Nieko nesimatys. Bus be ryšio tikrai žmonėm. Nu, šūdas. Net ir pačiai nėra to, žinai, kaifo, kaip praeitą kelionę važiavom, saulė švietė, karšta, nuotaikytė. Dabar tokie, žinai, sėdė autobuse susisukus. Nu, tai ką tu čia dabar kilbai nuostabusis komentuoji kokias nesąmonės? Aš paskaičiau, galvojau, kad tu esi protingesnis žmogus. Pasirodo, nu, Lietuvos budulis. Jisai man rašo, žvengia, tipo, žinai, tyčiasi, kad kai baigsi darbas autobusu, tai galėsi dirbti valytojas už švabrą. O tau, tipo, valytojas yra pamoinas darbas, tu, tipo, tyčiasi žmonių, kurie valo, tvarko, kurie dirba sunkiai tam, kad būtų visur švaru, visur, ligoninėse, mokyklose, bet kur, autobusų stotyje, autobuse, kad būtų švaru. Nu, va tas lietuviškas toksai budulizmas, žinai, tipo, išsidergti iš kažkokios profesijos. Ačiū Dievui, kad norvegai myli ir vertina ir gerbia valytojus ir jie moka dar daugiau negu mum autobuso vairuotojam. Jų algos didesnės. Ačiū Dievui, ačiū jums ir valytojai, kad valot, ačiū jums norvegai, kad jūs juos vertinat, nes norvegai supranta, kad tai yra sunkus darbas ir labai labai reikalingas. Bet lietuviai, aš nesakau, kad visi, bet va tokie va kaip Kilbas nuostabusis, tai net gėda skaityti komentarą, skaityti ir galvoj, tai kaip tu tada gyveni? Jeigu tu dergėsi iš valytojų, vadinasi, tu namuose nesivalai, tai kaip tu savo vaikus augini? Tai jūs ir gyvenat visi kaip sutriai, apsišikę, nesitvarkot, nesivalot, nes jums valytojai su švabra tai yra kažkas pamoino? Siaubas. Nu, žodžiu, nusivyliau taviem, Kilbai nuostabusis. Maniau, kad tu esi protingas, pasirodo Nikuja. Mano mylima Vilneda stovi. Su kažkokiais Berg, Skistašion. Net nežinau, iš kur jie čia atvažiavę, 2 autobusai vienodė. Berg, Skistašion. Dėl to man teko pasistatyti autobusą ten toli. Nes užėmė mano vietą. Žiūri, gal girdai lietuviškai. Žiūri mane. Tai va. O kad toliau dar buvo klausimas apie kebabą papasakoti. Tai už kebabą mokėjau 109 kronas, tai kaip Norvegijai, tai beveik kaip už dyką. Buvo žiauriai skanus. Klausė kažkas, sako, kad tau patinka ploni kebabai ar stori kebabai. Tai aišku, kad patinka ploni, kad į burną tilptų iš karto. Ir apžioji. Gražu, ne? Nežiauriai gražu. Bet aš tikiu, kad tu turėjau omeny ne kebabą, omeny turėjau kažką biškį kitaip. Tai tą klausimą neatsakysiu. O dar vienas parašė, sako, kai susidėjai su Sauliuku surimtėjai. Mes su Sauliuku jau 4 metai kartu gyvenam. Surimtėjimo manyje. Va tiek va, skylė. Lemba koks oras. Ir lyja, ir nelyja, ir sninga, ir nesninga, ir viskas viename. Ir dar važiuojam dabar į Geirangerį, ten bus jaučiu dar šalčiau. Net pučia vėjas. Matau jau savo auto. Kas ten į mane žiūri per kamputį? Kas? Ai, lebukas, nu. Tai kas ten pasislėpęs, gaudinių slėpinių aukščiau žemę žaidžia? Pagausiu. Žinai, kai įsimylė autobusą, kai vaiką. Pagausiu. Jau pamaluoti, nes nelabai klausiausi, kaip pasakojo, bet buvo legenda, kad jis išgelbėjo karališkos kilmės vaiką, kuris vėliau tapo karalium. Žodžiu, čiuožė, jisai ten suslydėm beveik kiek kilometrų su to vaiku ant kupros ir dabar nuo to laiko yra padaryta kažkokia kaip rungtis, nu, tipo, žmonės rungtinėjo kiekvienais metais, kad su kuprinė ant nugaros sveriančia kažkiek kilogramų turi nučiuožti, suslydėm ten beveik kiek kilometrų. Reikia daugiau klausytis, ką pasakojo gidas, nes kai nesiklausau, tai paskui ir mano pasakojimai gaunasi tokie kažkas kažkur, kažkiek, beveik ką. Atsiprašau, negimiau būti gydė. Nu, przepraszam, panowie. Centriuks. Centrinė gatvė.
Ten, ten, ten. Oi, ne tas raktas. Ten, ten, ten. Įkišo aš jam tave. Aš to jam įkišo. Jam patinka, kai aš jam įkišo. Kas už manęs tave? Džiaugis, kad tau vietos palikau. Ten, ten, ten. Ten, ten, ten. Nu, nepasuku. Čik. Opa. Kaip. Ir švaru, ir kvepia. Nu, tiesiog ta Lina tikra šaunuolė. Nu, šita vairuotoja tai tikrai jau gera. Verta pagyrimo ir arbatpinigių. O, į skylutę įjungiam masę. Einam pūsti į dudelę, gal pripūsiu ko nors. Neaišku, ką aš ten geriau per pusryčius. Jėzus. Akinių jaučiu šiandien net neprireiks. Bus šaltoka diena, spėju. Kas čia? Schauso, tas ant šlipso, kur dedasi. Gerai. No. Or test. Blos. Turėjau daugiau oro negu reikia. Negerta. Negatova. Atvažiavam į Dalsnybą, aukščiausią tašką, kaip ir praeitą kartą. Ir pasižiūrėkit, ant kiek skiriasi matomumas ir ant kiek skiriasi visas kaifas, kai lyja ir nėra vaizdo. Nėra vaizdo, nėra kaifo visiškai. Ir kas svarbiausia, nu, neturim laiko kada laukti. Galim daryti tą rytoj, galim daryti tą poryt, bet visas dienas rodo tokį patį orą. Ir ant kiek, vat, nu, ne, pirma grupė amerikiečių, kur vežiau, ant kiek jie laimingi, ir šita grupė dabar, kur vežiau, ant kiek jie nelaimingi, nes nieko nesimato. Pažiūrėk, tada ten viskas buvo taip, kaip ant delno žalia, gražu. Dabar debesyse, nebent tik tai tarp debesų pasivaikščioti smagu. Laukia jausmas tai, kad būtų toksai, kaip čia, vėlyvas ruduo, ankstyva žiema, sninga, lyja, šalta. Visiškai nenorėčiau dabar atvažiuoti į šitą vietą su motociklais. Man autobusas šalta. Būdnu sustriukę. Na, aišku, dar dėl to, kad pamečiau megztinį. Nežinau, kur palikau megztinę, nerandu. Tai dabar va, apsirengus visą dieną sustriukę, nes šalta. Įdomu, kiek čia temperatūros viršui šitam aukščiausiam taške. Einam į autobusą. Čia pati geriausia vieta. Užsidarom ir pasižiūrim, kiek turim temperatūras. Nu, kągi, aš vėl esu Geiranger Union hotelyje, čia kur buvo princesiškos vestuvės, kadangi Norvegija turi karalių, karalienę, princesę, princiuką ir princesę, man atrodo tiek. Tai čia, žinokit, buvo karališkos vestuvės ir netgi yra ant durų užrašyta Kongen, reiškia karalius. Dar nežinau, ką reiškia Vesteros, to įsiversiu, bet man davė šitą numerį. Ir užeinam, pasižiūrim. Oi. Oh my god. Kokį numeriuką davė. Su vaizdu, su staliuku, su visko. Eik, tu pekna. Va, prašau, į kalnus vaizdas. Palaukit, pasidėsiu savo terbas, kad galėčiau, kad biškį nusirengt galėčiau ir
pasižiūrėti, eik, tu čia svečių galiu pasikviesti, kadangi 2 naktis nakvoju, tai čia, pažiūrėk, 2 gulė lovytę kokią. O, mamački, vaizduolis. Kaip pasisekė šį kartą. Anas tik tai mėgojau tenai, pačiam pirmam aukštą prie motociklų, dabar prašau. Nu ir savo firminį, jeigu užšoksiu, nes labai aukšta lova. Tai kai gerumą pasižiūrėkit, kokios lempos, kokios užuolaidos, čia karališkai viskas paruošta. O ne, netyčia turiu. Gal netyčia davė ne dušą, o vonę. Čia kas dar krušimas į kušetkę. Tipo, kad žinai, kad biškiai aukščiau, bet ne visai ant lovos. Ok, kas čia per kambarys? Čia tipo žakinta jaučiu. Tai aišku žakinta. Čia aš galiu pasidaryti kavytę, ne? Kas pintose gyvena? Oi, kiek čia visko ir vėjeliai, ir visokie pasidėti ir pasikabinti. Ok, einam čia. Eik, tu peglant, vonę davė. Pažiūrėk, kiek kriauklių. Tu kurva, tai kas čia per karališkas numeris? Man atrodo, jie suklydo, padarė klaidą ir vietoj svečio kažkokio davė, man su šiktai vairuotojai davė karališką numerį. Ir visokie bačavarkė ir visokie oi. Nu tai ką, jeigu eisim į vonę pagulėt, tai reikės paskui išsimozuoti visokiais va tokiais karališkais. Matot, nu tipo karūną. Eik tu nahui. O veidrodis koks. Nu dar tokio numerio neturėjau. Galiu pasakyti, kad pasisekė. Kokie minkšti patalai, kokio gerumo. Bože. Negaliu atsidžiaugti. Geirangeris. Aš tiek prisivalgiau, kad sprogsiu, bet dar deserto yra. O pasižiūrėkit, kiek yra deserto. Pradedam nuo vaisių, tada visokie pudingai, grietinėlės, bulkutės, sausainiai, piragai, tortai, panakota. Einu tada prie kito stalo. Kitas stalas yra ledai, sūriai, ledai. Paskui einam dar prie kito stalo. O dieve, pudingai, visokie mandžiari, čokolatą Pavlova, sausainukai, želė, gelato, black currant mouse. Eik tu savo, bet aš jau nebegaliu nieko valgyti. Eik tu savo, kaip gerai atrodo viskas. Nu,